Labadiena, brangieji mano. Nu ką, noriu kreiptis į jumis, į tos žmonės Lietuvos, kurie tikrai girdi, mato, supranta, kas vyksta mūsų šalyje. Aš noriu atkreipti dėmesį jūsų į tai, ką daro Erika Švenčionienė. Erika nedaro nieko blogo mūsų valstybei. Erika nedirba svetimom spec tarnybom. Erika dirba vardant mūsų Lietuvos. Atidaro akis, kas aplamai vyksta Lietuvoje. Tie žmonės kaip Kriščiūnas, Mildeikis, kągi jie padarė tokio gero eidami to keliu, kur jie yra šiandien. Kiek jie atnešė verslų, kiek jie davė darbo vietų, kad girtis tai, ką jie šiandien kalba. Mildeikis šneka, šaukia, koks gražus ir patriotizmas pas jį yra. Jisai nori atgauti Smolenską. Tai noriu pasakyti Mildeikiui, apsisuk, apsižiūrėk, kad Smolenskas netyčia ateis į tavo kiemą. Į tavo nekompetentingumas Seime ir visur parodo tai. Vien tai, kad tavo mama išvykusi į Europos Sąjungą pasakė, jinai važiuoja atstovauti ne Lietuvą. Obelė nuo obels toli nekrenta. Ar taip, Mildeiki? Tai vat, brangiai, noriu pasakyti. Kas galit, paremkite Eriką Švenčionienę. Nereikia dideliom sumom. Po biškį. Oboliukas prie obolio gausis maišas. Padėkim jai turėti gerą, stiprų advokatą. Erika nedaro nieko blogo mūsų valstybei. Erika kaip tik atidaro akis tiem, kurie šiandieną rodo mum, kad kažkas tai mum daro blogą. Lietuva buvo ir bus tikra tų žmonių, kurie myli ją ir atstovauja kaip Erika Švenčionienė. Ir dar kartą pabrėšiu, jinai nepriklauso ne kokiai struktūrai kitų valstybių į spec tarnybom. Jinai priklauso savo šaliai Lietuvai. Jinai kalba teisingai, sąžiningai, ką ir turi daryti kiekvienas pilietis Lietuvos. Ir aš noriu pasakyti, darysiu tą patį, ką daro jinai, kadangi myliu savo šalį labai stipriai. Jūsų Nerijus Smakovas.